Sveiki! Pradėsime paskaitą mokinio padėjėjo vaidmuo dirbant su elgesio ar ir emocijų sutrikimų turinčiu mokiniu. Ir aš šiandien atstovauju elgesio ar ir emocijų sutrikimų grupę. Aptarsime, kas yra elgesio ir emocijų sutrikimai ir kuo skiriasi nuo sunkumų, su kokiais elgesio emocijų mokymosi iššūkiais susiduria mokiniai, turintys elgesio ar ir emocijų sutrikimų arba sunkumų, kokios yra mokinio padėjėjo funkcijos, mokinio padėjėjo vaidmuo pamokoje arba kitose veiklose, priemonės padedančios vaikui ir pagalba sau. Taip pat turime aptarti sąvokas. Kai aš minėsiu žodį mokinys, tai supraskime, kad eina kalba apie įvairaus amžiaus vaikus. Kai kalbėsiu apie mokytoją, turėkite galvoje, kad kalbame apie visus pedagogus, dirbančius tiek darželyje, tiek mokykloje. Kai minėsiu žodį mokykla, supraskime, kad kalbu apie visas ugdymo įstaigas. Elgesio ir emocijų sutrikimai savo klasifikacijoje turi savo vietą, bendrojoje klasifikacijoje turi savo vietą, tai yra priskiriami prie mokinių turinčių sutrikimų. Ir mes turime oficialų apibrėžimą, kurį norėčiau jums įvardinti. Elgesio ar ir emocijų sutrikimai tai heterogeniška grupė sutrikimų pasireiškiančių elgesio ar ir emocinėmis reakcijomis, ryškiai besiskiriančiamis nuo įprastų amžiaus, kultūros ir etinių normų bei išreikštų nedėmesingumu, impulsyvumu ar ir prasta elgesio reguliacija. Čia yra svarbus vienas žodis, tai žodis heterogeniška, norėčiau papildomai ties tuo žodžiu sustoti. Heterogeniška reiškia įvairialypė, nevienalytė, susidedanti iš skirtingų dalių. Šiame kontekste tai reiškia, kad elgesio ar ir emocijų sutrikimų turintys mokiniai yra labai įvairūs. Jų sunkumai gali skirtis pagal elgesio pasireiškimo formas, pavyzdžiui, agresyvumas, atsitraukimas, dėmesio stoka, taip pat pagal intensyvumą arba priežastis, pavyzdžiui, biologinės, psichologinės ar socialinės, ir pagal vystymosi eigą. Kitaip tariant, tai ne viena konkreti problema, o platus ir skirtingas sutrikimų spektras. Todėl kiekvienam vaikui reikalingas individualus požiūris ir individuali pagalba. Pagal mokinių turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašą, elgesio ar ir emocijų sutrikimai skirstomi į aktyvumo ar ir dėmesio sutrikimus, elgesio sutrikimus ir emocijų sutrikimus. Aktyvumo ar ir dėmesio sutrikimai. Truputėlį čia stabtelkime. Šių sutrikimų požymiai ryškėja jau iki mokyklinėme amžiuje. Sutrikimas yra stebimas bent dviejose aplinkose, pavyzdžiui, namuose ir ugdymo įstaigoje. Pasireiškia šie sutrikimai amžiaus netitinkančiais požymiais, tokiais kaip dėmesingumo stoka, tai yra nesugebėjimas pakankamai ilgai išlaikyti dėmesį arba baigti pradėtą darbą. Padidėjęs aktyvumas yra būdingas, tai pavyzdžiui bėgiojimas, judėjimas, triukšmavimas, tada, kai reikia sėdėti, pavyzdžiui, ramiai, ar įkyrus elgesys dažnas. Taip pat yra būdingas impulsyvumas, tai yra nesugebėjimas sulaukti savo eilės, atidėti noro išsipildymo ir panašiai. Mūsų kitas sutrikimo poskiris yra elgesio sutrikimai, ar ne, ir prieštaraujantis neklusnumas į jį įeina bei asocialus elgesys. Čia pasireiškia pasikartojančiu ir nuolatiniu kitų teisės pažeidžiančiu, agresyviu, provokuojančiu, įžūliu elgesiu. Elgesio sutrikimai yra nustatomi, kai tokio elgesio trukmė yra didesnė nei 6 mėnesiai. Taip pat būtina atsižvelgti į vaiko amžiaus tarpsniams būdingus elgesio ypatumus. Elgesio sutrikimai gali prasidėti vaikystėje arba paauglystėje.
Turintiems šių sutrikimų yra būdingas dirglumas, irzlumas, šiurkštumas, nemandagumas, autoritetų neigimas, priešiškas elgesys su tėvais, mokytojais, kitais suaugusiais. Taip pat maža tolerancija frustracijai, greitai praranda kantrybę, greitai susierzina, kai kažkas nepavyksta, dažni pykčio priepuoliai, atsakomybės stoka, nesugebėjimas užsibrėžti ir siekti tam tikrų tikslų, užuojautos gėdos stoka, įžvalgų reflektavimo stoka. Nemažai požymių yra būdingų. Pereikime prie emocijų sutrikimų, į kuriuos įeina nerimo ir nuotaikos sutrikimai. Tai šiuos sutrikimus turintiems vaikams, mokiniams yra tokie sunkumai, jie nuolatiniai, labai žymus, netitinkantis raidos etapai būdingo elgesio ir trikdo asmens mokymosi veiklą, gebėjimus užmegzti ir palaikyti tam tikrus tarpusavio santykius su bendraamžiais, taip pat ir su suaugusiais. Pasireiškia didžiulis nerimas, dažnu atveju dėl savo paties elgesio, dėl mokslų, dėl namų darbų, egzaminų, santykių, ateities ir daugybės kitų priežasčių. Vengia įprastos veiklos. Pastebime dažną liūdną nuotaiką, nelaimingumą, irzlumą, jautrumą. Ankstesnių susidomėjimų praradimas yra būdingas, nuovargis, įtampa. Jūs turbūt išgirdote, kad sutrikimas ar ne, arba kartais žodis sunkumas, tai visgi kuo skiriasi sunkumai nuo sutrikimų. Sunkumams mes priskiriame konteksto netitinkantį elgesį, kai jis yra laikinas, įtakotas tam tikros situacijos. Tai yra kažkokia laikina reakcija į tam tikrą stresą. Sunkumas yra, kai elgesys pasireiškia kartais, epizodiškai, kai tas elgesys keičiasi pritaikant bendrasias priemonės. Elgesys gali būti trikdantis mokymosi procesą, pavyzdžiui, ir trukdantis kitiems dirbti arba mokytis, bet jis yra suvaldomas. Sutrikimas, kai yra visi šie sunkumai gerokai gilesni. Kitaip tariant, konteksto netitinkantis elgesys nėra laikinas, jis yra dažnas arba pastovus. Pasireiškia ne mažiau nei 2 skirtingose srityse. Nepasiduoda bendrosioms intervencijoms, reikalingos specializuotos pagalbos priemonės. Elgesys dažnai trikdo mokymosi procesą, trukdo kitiems ir sunkiai valdomas arba visai nevaldomas. Taigi vaikai turintys elgesio ar ir emocijų sutrikimų patiria daug mokykloje arba darželyje iššūkių. Tai aš juos čia dabar apibendrinau taip į tokią savoką mokymosi iššūkiai. Bet tai nereiškia, kad yra tik akademiniai, ar ne? Tai visi iššūkiai, kurie yra susiję su ugdymosi procesu. Tai kokie tie iššūkiai gali būti? Labai įvairūs. Tai dėmesio sukaupimo, išlaikymo, paskirstymo sunkumai, ypač tiems, kurie nuobodžiauja ar ne, susiduria, arba priešingai susiduria su sunkiomis užduotimis. Impulsyvus reagavimas, kaip pavyzdžiui, keldamas vaikas ranką šoka iš vietos, šūkauja, pastumia, paima daiktą be leidimo, toks dažnas atvejis būna. Vidinės motyvacijos mokytis stoka, kai nesuvokia, koks mokymosi tikslas, nemato prasmės, neįdomu. Mokymosi iššūkiai dažnai būna ir susiję su santykiais. Santykio su mokytojais arba bendraamžiais stoka, dažnai atsikalbinėja, nevykdo prašymų, nesilaiko žaidimų taisyklių. Būdinga yra menka savivertė. Bijo suklysti, vengia viešumo, netiki, kad pavyks. Iššūkis yra ir su pamokų lankomumu. Čia gal aktualiau yra jau mokyklinio amžiaus vaikams, ar ne? Gali būti pavienės pamokos praleistos arba net ištisos dienos. Gali eiti
į vienas pamokas, bet ten, kur sunku arba kažkokie didesni iššūkiai, gali neiti. Mokymosi sutrikimai gali šalia būti, arba kažkokie tai konkretus akademiniai sunkumai, tai skaitymo, rašymo, skaičiavimo sunkumai, kognityvinių gebėjimų trūkumas. Neigiamos aplinkinių nuostatos egzistuoja, gali būti apkaltintas nepelnytai mokinys, tikrai nelengva yra užsitarnauti kitų pasitikėjimą. Sunkumai laikytis taisyklių, sunku palaukti, išlaukti savo eilės, nori būti pirmas arba pirma, pertraukia, nesilaiko susitarimų. Tų mokymosi iššūkių yra iš tiesų labai daug. Gali būti poreikis dažnai keisti, koreguoti elgesio korekcijas arba elgesio valdymo sistemas arba kažkokius metodus taikyti, nes labai greitai pripranta prie vienų metodų ir jie nebeturi veiksmingumo, jau tada reikalingas yra poreikis keisti. Žodinės informacijos girdėjimo, priėmimo stygius, labai sunku yra išgirsti žodinės instrukcijas, ypač kai jos ilgos, sudėtinės. Sunku susiorientuoti vadovėlyje, sąsiuvinyje ar kitose mokymosi priemonėse. Sunku palaikyti tvarką kuprinėje ar ant suolo, o galbūt spintelėje. Apskritai dažnai neturi priemonių, jos kažkur pasimeta, sulūžta. Sunku pereiti nuo vienos užduoties prie kitos, ypač jei pirmoji dar neužbaigta. Sunku užbaigti darbą iki galo, reikia vis raginimų, pagalbos, arba priešingai sunku pradėti užduotį, vis reikia skatinti, užvesti ant kelio. Vieniems gali kilti tokių sunkumų, bet jie visiškai nieko neklausia, nepaisant to, kad nesupranta, neprašo pagalbos, o kiti priešingai. Visiškai nesistengia dirbti savarankiškai ir nuolatos prašo ar mokytojo, ar padėjėjo dėmesio, nuolatos prašo pagalbos. Taigi mes periname prie tos pagalbos. Kaip matome, požymių būdingų elgesio ir emocijų sutrikimams yra labai daug ir ugdymo procese mokiniai susiduria su labai dideliais iššūkiais. Tai nereiškia, žinoma, kad vienam vaikui visi mano paminėti dabar požymiai yra būdingi arba visi mokymosi iššūkiai yra būdingi. Tikrai ne, vieniems vieni, kitiems kiti, bet spektras, kaip matot, yra labai platus. Todėl šiems vaikams pagalba yra labai reikalinga, ji yra būtina, kalbu apie švietimo pagalbą. Kas yra švietimo pagalba? Į ją įeina psichologinė pagalba, kurią ugdymo įstaigoje teikia psichologas, specialioji pedagoginė pagalba, ją teikia logopedas, specialusis pedagogas, pagal poreikį tiflopedagogas ar surdopedagogas, socialinė pedagoginė pagalba, kurią teikia socialinis pedagogas, ir specialioji pagalba, kurią teikiate jūs, mokinio padėjėjai, galbūt kažkam yra poreikis gestų kalbos vertėjai ir panašiai, bet čia mes matome, kur yra mokinio padėjėjas, tai yra šios dienos tikslinės grupės ar neklausytojai. Taigi mokinio padėjėjai yra šalia visų specialistų, taip pat švietimo pagalbos teikėjai. Mokinio padėjėjas arba padėjėja yra skiriami, kai tai vaikui, konkrečiam mokiniui rekomenduoja pedagoginė psichologinė tarnyba arba švietimo pagalbos tarnyba. Taip pat gali būti skiriamas mokinio padėjėjas mokyklos direktoriaus įsakymu, rekomenduojant vaiko gerovės komisijai. Kas gali dirbti mokinio padėjėju? Asmuo įgijęs ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą ir šis asmuo per 2 metus nuo darbo mokinio padėjėjų pradžios turi išklausyti ne mažiau nei 16 valandų mokymus dėl darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. Šį įpareigojimą
numato specialiosios pagalbos teikimo mokyklose tvarkos aprašas. Taip pat mokinio padėjėju gali dirbti asmuo turintis ir pedagogo kvalifikaciją. Ir šis asmuo tada per 2 metus turi išklausyti ne mažiau nei 8 valandų mokymus dėl darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. Ir taip pat gali dirbti asmuo turintis pedagogo ar mokinio padėjėjo kvalifikaciją. Tai yra pabaigęs atitinkamą modulinę profesinio mokymo programą. Mano paminėtame tvarkos apraše mokinio padėjėjai gali rasti savo apibrėžtas funkcijas. Jų yra net 14. Aš čia jų sąmoningai visų neskaitysiu, bet labai tikiu, kad jūs esate su jomis susipažinę arba tie, kas dirbsite nuo ateinančio galbūt rugsėjo arba kitų laikotarpių, žinote, kad greitų laikotarpių pradėsite dirbti, tai kviečiu susipažinti. Žinoma, jūs padėjėjo funkcijas galite rasti ne tik mano minėtame tvarkos apraše, bet ir savo pareigybinėse, kur yra aprašytos jūsų visos pareigos, teisės ir funkcijos. Bet tvarkos apraše yra paminėta 14 punktų. Iš tiesų, tai yra pakankamai plačios funkcijos, daug apimančios. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mokinio padėjėjai iš tiesų turi turėti labai daug pusių, tarsi daug rankų, mes, kalbant profesionalia pedagoginė kalba, tai sakome daug kompetencijų. Ir mes pabandysime čia toliau šioje paskaitoje tai aptarti. Tikrai labai norėčiau tas 14 tokių formalių funkcijų apibendrinti, pakomentuoti, praplėsti, remiantis pareigybių aprašymais, remiantis tvarkos aprašu, remiantis praktinę patirtimi, tiek dirbant tiesiogiai savo patirtyje mokyklose, tiek bendradarbiaujant su mokyklomis, tai surinkus tokią visą patirtį, tiek teorinę, tiek praktinę, noriu su jumis, mokinio padėjėjais, pasidalinti, kągi mokinio padėjėjas turi daryti. Svarbu paminėti, kad visa tai, ką aš dabar kalbėsiu, tai yra daroma pagal situaciją, ar ne? Tai nereiškia, kad mes dabar viską taikome visada visiems arba viską vienam vaikui. Žinoma, mes turime atsižvelgti į situaciją ir žiūrėti, ko reikalauja tiek konkreti situacija, tiek konkretus mokinys ar mokinių grupė, arba konkreti ugdymo įstaiga, jo specifika kokia yra. Taigi, mokinio padėjėjas turėtų pirmiausia pažinti savo mokinį ar mokinių grupę, pažinti savo mokinio ne tik kažkokias asmeninės savybės, bet jo sutrikimą, patiriamus sunkumus, praplėsti savo žinias, jei tai, pavyzdžiui, nauja patirtis ar ne yra, užmegzti ryšį su mokiniu, su mokytoju arba mokytojais, jei jų yra daugiau, su specialistais ir neretai tėvais. Būti vaikui tokiu kaip tarpininku tarp mokytojų, specialistų ir jei reikia tėvų. Būti vaikui ribų brėžėjų, pagalbininku drausmėje, taisyklėse, bet tuo pačiu ir užtarėjų, guodėjų, palaikytojų. Būti vaiko akimis, tokiomis papildomomis akimis, ausimis, rankomis, bet tuo pačiu nedaryti už jį visko, nes mes turime skatinti ir vaiko savarankiškumą. Būti tokiu mokymosi tarsi pagalbos įrankiu, neretai ir pačiu mokytoju. Bet čia supraskite teisingai, nesakau, kad mokinio padėjėjas yra mokytojas. Bet kartais būna tokių situacijų, kai mokinio padėjėjas yra viens ant vieno, kaip mes sakom, kabutės ar ne, su vaiku ir tada jis yra vienas, jis nebeturi šalia mokytojo, vadinasi, kažkokia mokytojo
dalelę, jis tarsi jau atlieka. Mokinio padėjėjas taip pat yra žaidimo draugas ir čia yra tokia slidi riba, kaip nenusileisti tik iki draugo, o dar ir išlaikyti autoritetą. Labai svarbu yra gerbti savo ugdytinį, vertinti jį kaip asmenį, būti lanksčiu, tikrai tenka tokia atsakomybė net prisitaikyti tiek prie aplinkos, tiek prie vaiko pokyčių, prie vaiko ypatumų. Čia labai svarbios kompetencijos. Mokinio padėjėjai labai svarbu užmegzti artimą ryšį, bet tuo pačiu nepriimti vaiko konteksto netitinkančio elgesio apraiškų asmeniškai. Reikia būti pagalbininku, patarėju, neretai pačiam mokytojui, rengiant, pavyzdžiui, pritaikytas užduotis, priemonės ar veiklas. Bet noriu atkreipti dėmesį, pagalbininku, ne pagrindinis čia padėjėjas šiame vaidmenyje, ar ne? Būti lydinčiu asmeniu renginiuose, šventėse, išvykose. Būti prižiūrėtojų vaiko higienos, savitvarkos srityje, atliepti kažkokius savirūpos plano poreikius, ar ne, jeigu yra lėtinių ligų ir jeigu toks poreikis yra ir jeigu taip yra susitarta. Tai ką mes matome? Mes matome, kad mokinio padėjėjas toks tarsi supermenas. Ir čia yra svarbus mano dabar sustojimas. Supermenas, taip, bet jis tą daro ne vienas. Tokių supermenų mokykloje šalia elgesio ir emocijų sutrikimų turinčio vaiko yra daug. Komandoje, su mokytojais, su specialistais, su administracijos atstovais, su tėvais. Reikia ne vieno supermeno, o kelių. Tai ką mes galime padaryti, ne tik ką turėtumėm, bet ką galime padaryti, ar ne? Kaip mus pačius įsigalinti, ar ne? Tai ką mes galime, nuo ko galime pradėti? Tai pirmiausia, nuo suaugusiųjų namų darbų. Atlikus tam tikrus suaugusiųjų namų darbus, yra tikimybė sumažinti vaiko su elgesio ar emocijų sutrikimu, konteksto netitinkančio elgesio apraiškų ar sumažinti raiškos stiprumą. Kitaip tariant, nepaisant to, kokios yra priežastis vaiko tam tikro elgesio, visgi suaugę prisiema atsakomybę ir už tą santykiai, ar ne, suaugęs ir vaikas yra atsakingas suaugęs. Pirmiausia, jūs kaip mokinio padėjėjai pabandykite susitikti iš anksto ir susipažinkite dar ne pamokose, ne kažkokiose veiklose. Galbūt esant galimybei pagal vaiko pomėgius iš anksto susirinkus informaciją, padovanokite simbolinę dovaną. Tai bus toks šiltas pirmas žingsnis santykio užmezgimui. Apgalvokite komandoje, kaip bus padėjėjas ar padėjėja pristatyti klasiai, grupiai ar ne klasės ar grupės bendruomeniai, kaip bus paaiškinta, kas čia šis žmogus, ką jis čia dabar daro. Ypač jeigu atsiranda tai ne pirmoje klasėje arba ne darželio pradžioje arba ne mokslo metų pradžioje, kai yra tiesiog į jau prasidėjusi kažkokį procesą įtraukiamas papildomas žmogus. Šis trikampis yra ne šiaip sau trikampio, ši figūra ne šiaip sau trikampio ar ne formos, o dėl to, kad apačia yra plačiausia, tai reiškia, kad santykiui su vaiku, šiltam ryšiui mes turime skirti daugiausiai resursų. Kai mes užmėgsime santykį, mums bus lengviau brėžti ribas. Tų ribų brėžti tikrai reikės. Bet tai bus daug sudėtingiau, jeigu mes neturėsime pagrindo. Kai mes turime pagrindą pagrįstą šiltais santykiais, mes brėšime ribas. Tikrai bus situacijų, kai vaikai iš tų ribų išeis. Jie bandys. Ir tada atsiras prielaidos taikyti tam tikras drausminimo priemonės, kažkokias pasekmes. Bet tai bus daryti daug paprasčiau,
kai bus santykis, kai bus aiškios ribos ir vėliau iš anksto aptarti visi susitarimai, ar ne, ir tada tos drausminimo priemonės taikyti yra kur kas paprasčiau. Ką gali suaugę dar padaryti savo namų darbų skiltyje? Tai yra apgalvoti darbo aplinką, ar ne? Pradėkime nuo darbo aplinkos klasėje. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad čia kalbu apie tokias rekomendacijas. Visgi, kaip tiksliai jūs prisitaikysite savo darbo aplinką, labai nuo daug ko priklauso. Nuo vaiko amžiaus, nuo klasės patalpų įrengimo, nuo mokinių klasėje arba vaikų grupėje skaičiaus, nuo visų materialinių išteklių, nuo klasėje dirbančių žmonių, suaugusių žmonių kiekio ir taip toliau. Čia galbūt aš pateiksiu tokį klasikinį variantą, bet iš tiesų kviečiu būti komandoje su mokytojais, su specialistais, su administracijos atstovais, įjungti kūrybiškumą, išsianalizuoti vaiko patiriamus sunkumus, priežastis, numatyti kartu visas galimas priežastis ir galimus trigerius ir apgalvoti, kur galėtų būti, pavyzdžiui, mokinio padėjėjo sėdėjimo vieta. Tai jeigu mokinio vieta yra, mokinio vietai nustatyti, tai mes kviečiame galvoti apie tokią vietą, kur būtų mažiau dirgiklių, arčiau mokytojo, toliau nuo lango ar stiklinių durų, kad kuo mažiau matytų kitus vaikus. Ir tada mokinio padėjėjo vieta yra šalia to mokinio. Jeigu yra klasėje keli mokiniai, tai tada tarp mokinių. Ir tiesiog reikėtų žiūrėti, jeigu suolai po vieną, tai tada galbūt šalia kėdutė, ar ne? Jeigu kažkokie tai dvigubiniai suolai, tai tada sėdima šalia vaiko, jau suolė, ar ne, tokiame pačiame, tačiau vėl įsivertinti, koks yra padėjėjo arba to paties mokinio ūgis, ar ne, kad neužstotų kitiems mokiniams ir taip toliau. Kodėl nerekomenduojama, čia toks raudonas suolas yra perbrauktas pačiame gale? Kai kuriems vaikams galbūt tinka, bet reikia labai atsižvelgti. Pavyzdžiui, jeigu mokinys turi aktyvumo ir dėmesio sutrikimą, tai jo matymo lauke yra visa klasė, visi vaikai, vadinasi, jis turės labai daug dėmesio blaškytojų. Tai, o jeigu jis sėdės priekyje, jam už nugaros jau tas vaizdas aišku, jis gali sukinėtis, bet jau už nugaros esantis vaizdas nebe taip blaškys, yra rizika sumažinta. Jeigu mes turime kažkokias netradicinės erdves, kur kažkokios veiklos būna grupėmis, galbūt darželio grupės, yra kažkaip kitaip suolai, stalai išdėlioti, tai vėlgi labai pagalvoti, kur tas padėjėjas sėdės, ar ne, kad neužstotų kitiems, kad jam būtų patogu pasiekti savo ugdytinį. Jeigu yra keli vaikai, kam reikia pagalbos, tai vėlgi juos susodinti taip, kad padėjėjas galėtų rankos ištiestumu juos pasiekti. Arba turėtų būti atskiras susitarimas, kad padėjėjas juda tarp stalų arba suolų. Aš dar prie to truputėlį sugrįšiu vėliau. Kalbant apie erdvę, labai svarbu yra apgalvoti, kokios priemonės gali padėti išvengti arba sumažinti kažkokio nepagidaujamo elgesio. Tikrai per įvairius mokymus mokinio padėjėjai sako, kad mes neturime tiek galių arba mūsų žodis yra nepakankamai svarus, kad mes galėtumėme parūpinti vaikams reikalingų priemonių arba pritaikyti aplinką. Iš vienos pusės aš pritariu, taip vienas pats mokinio padėjėjas galbūt nedaug ką gali padaryti. Todėl aš jau esu apie tai minėjusi ir dar ne kartą turbūt pasikartosiu, yra komanda. Bet aš norėčiau, kad mokinio padėjėjas tikrai būtų tos komandos dalimi, kad kai komanda sprendžia, ko reikėtų konkrečiam vaikui, kaip jam pritaikyti priemonės ar aplinką, kad mokinio padėjėjas būtų į tą komandą įtrauktas ir jis netylėtų.
Jisgi praleidžia labai daug laiko su ugdytiniu ir dažnu atveju bene geriausiai jaučia, ko galbūt reikėtų iš pasiūlytų priemonių. Arba mokinio padėjėjas galbūt bus tas, kuris padės tas priemonės išbandyti ir jis po to reflektuos tinka ar netinka, kaip geriau pakeisti ir panašiai. Dėl to nesutinku, kad mokinio padėjėjas neturi svaraus žodžio. Jis tikrai gali turėti labai daug įtakos. Taigi, kokios tos priemonės ar ne gali padėti aplinkos pritaikyme arba erdvės pritaikyme? Tai tikrai neretam vaikui padeda matymo lauko ribojimas. Ta galima padaryti įvairiomis sienelėmis, kad aš mažiau matau ir mane mažiau dirgina aplinkos dirgikliai. Apibrėžiama darbo vietos zona. Ypač aktualu aktyvumo sutrikimą turintiems vaikams. Jie muistosi, rangosi, jie griūna iš savo suolo, iš savo erdvės, ar ne? Ir kai mes kartais sakome, lik savo vietoje, kartais vaikams gali būti sunku suprasti, o kur čia ta mano vieta baigėsi, tai kažkokia linija apibrėžus, ar kilimu, ar kitokiais būdais, apsitarus ir vaikui parodžius, ar ne, kur yra tavo vieta, gali būti lengviau jam išbūti. Mes, reiškia, leidžiame jam judėti, to neribojame, neslopiname, bet susitarimas yra, kad tai vyksta tam tikroje erdvėje. Ir taip pat gali pagelbėti turėti tokią truputėlį suvaldytą elgesį ir drausmę veikloje, klasėje, pamokoje, kai yra judėjimo zonos pažymėtos. Neretai vaikai vaikščiodami po klasę, jie gali pralysti pro siauresnį praėjimą, užkliudyti kitų vaikų daiktus, kažką numesti nuo šalia esančios lentynos ar palangės. Bet jeigu mes įvertinę klasės erdvę matome, kad yra vienas praėjimas pakankamai platesnis, galime pažymėti rodyklėmis, kaip yra saugiau praeiti ir su vaikais, net nebūtinai su vienu konkrečiu mokiniu, bet su visais vaikais susitarti, kad kai yra poreikis, pavyzdžiui, pamokos metu judėti po klasę, mes judėsime rodyklių kryptimi ir tokiu būdu sumažinsime tikimybę užkliūti už daiktų. Apie kitokio inventoriaus pritaikymą. Čia reikia tikrai komandoje galvoti, tartis, eksperimentuoti, kas gali padėti, kas gali patenkinti tam tikrus poreikius arba padėti nuimti įtampas, nerimą. Tai yra, galbūt kažkam tai pripučiamo kamuolio gali reikėti, gal kažkam užteks juostos ant kėdės, kur vaikas galės paspirokliuoti ar ne kojytėmis ir patenkinti savo judėjimo poreikį. Gal kažkam reikės balansinės pagalvėlės ar net visos balansinės kėdės. Kodėlgi ne, jeigu mes turėtumėm suolą ne su kėdė, o aukštesnį, prie kurio galima stovėti. Ar turėti klasėje sensorinių priemonių rinkinį, dėžutę. Ir tada tiesiog pasitarus su mokykloje dirbančiais specialistais, psichologais, socialiniais pedagogais, kaip tas priemonės naudoti. Mokinio padėjėjas yra irgi apmokamas, kaip konkreti priemonė turėtų būti pagal savo paskirtį panaudota, kokie susitarimai, kaip ta priemonė bus naudojama ar neįvedami. Bet čia norėčiau, kad mokinio padėjėjai žinotų, jie pamatytų ir išgirstų, kokios tos priemonės gali egzistuoti. Apie minimalizmą ir tvarką. Vaikams turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų tai yra svarbu. Klasėje turi būti tik reikalingi daiktai. Ant sienų kabo stendai tie, kurie reikalingi konkrečiai šiuo metu mokomajai medžiagai vizualizuoti. Temai pasibaigus, sienų informacija turėtų būti keičiama. Stengiamasi reikiamą informaciją pavaizduoti didesniu vaizdų kiekiu ir reikėtų mažinti žodžių, ypač ilgų sakinių. Naudokite spalvas, formas, simbolius.
daiktai, įvairios priemonės turi turėti savo vietą. Palaikome tvarką. Pavyzdžiui, kokie nors bendro naudojimo pieštukai visada yra toje pačioje vietoje. O ne vieną kartą ant vienos palangės, kitą kartą ant kitos, trečią kartą kažkur tai ant mokytojo stalo. Ne, turėtų būti toje pačioje vietoje. Naudokite įvairias lentynėlės, dėžutes, bet dar svarbu, kad vaikams su elgesio ir emocijų sutrikimais, bet šiaip ir kitiems vaikams yra efektyvu naudoti tokias nepermatomas dėžes arba spintas, lentynas su durelėmis, kad nesimatytų tie daiktai, kad kuo mažiau jų matytųsis. Dalykinė kažkokia informacija turėtų būti pateikiama, tarkim, jeigu kabinama ant sienos vienoje vietoje, kažkokios taisyklės, klasės susitarimai, o kokie nors meniniai darbeliai, piešiniai jau kitoje pusėje, ar ne, kad kai vaikui reikia prisiminti kokią nors rašybos taisyklę, jis žino, kad visada žiūri į tą pusę. Čia irgi esu girdėjusi komentarų iš mokinių padėjėjų, kad tarsi tai yra ne jų atsakomybėje tvarkyti klasės lentynas, struktūruoti daiktus ir taip toliau. Tiesiogiai ne, tačiau mokinio padėjėjas yra tas pagalbininkas, kuris gali patarti mokytojui ir pasakyti, kad turiu informacijos, buvau mokymosi, išgirdau, kad būtų galbūt efektyviau taip ir taip padaryti. Jeigu taip atsitinka, kad nepavyksta bendradarbiauti su klasės mokytoju, tai tada pasirūpinkite, kiek nuo jūsų įmanoma, ar ne, savo ugdytinio, konkretaus vieno ugdytinio arba grupelės vaikų ugdytinių tvarka tarp daiktų. Taip pat turime dar tokių mokomųjų, galbūt padedančiųjų, tokių kompensacinių priemonių. Jos galbūt dažniau yra taikomos tiems vaikams, kurie turi tam tikrų mokymosi sutrikimų, tačiau tikrai ne visos priemonės yra tik ties tais mokymosi sutrikimais. Dažnu atveju tai gali padėti ir prie elgesio emocijų sutrikimų. Ir yra dar vienas bet. Kaip aš jau minėjau paskaitos pradžioje, elgesio ir emocijų sutrikimų vaikai patiria ir mokymosi, ir akademinių iššūkių. Dažnas atvejis, kada yra kompleksinis sutrikimas ir jo sudėtyje šalia emocijų ar elgesio yra ir rašymo, skaitymo, mokymosi sutrikimai. Tad tikrai eliminavus kažkokius sunkumus arba pritaikius kompensacinės priemonės mes galime sumažinti vaikams nerimą, įtampą, ko pasekoje turbūt galime turėti mažiau ir to konteksto netitinkančio elgesio. Tai tos priemonės tokios kaip skaitymo filtrai, padidinimo lakštai tokie, kad tekstą galėtų išdidinti, skaitymo juostelės, skaičiavimo kortelės, galbūt klaviatūra vaikas rašo, tai galima pagalbos su tam tikromis spalvomis, garsas slopinančios ausinės arba kištukai, tai čia labai, ausų kištukai čia labai yra naudinga tokia priemonė. Galbūt kažkam spalvoti sąsiuviniai ar ant rašymo priemonių uždėti antgaliai, kur galbūt gali padėti dailesnį raštą formuoti. Skaitymo pieštukas, gal kažkada jūsų kaip padėjėjo nebus šalia ir negalėsite perskaityti, tai tą gali padaryti prietaisas. Žinoma, su šiomis priemonėmis reikia pasibandyti, apsimokyti ir komandoje su specialistais pasitarti, kas galėtų būti efektyviau. Labai svarbus yra struktūravimas. Aš jau pradėjau truputėlį kalbėti apie daiktus, apie priemonės, ar ne, jas irgi reikia susistruktūruoti, kad būtų tvarkingai viskas aiškiau ir greičiau randama. Tačiau veiklų ir pamokų struktūra yra labai svarbi taip pat. Tai gali būti ir vizualizuotas tvarkaraštis, apimantis tiek pamokas, tiek kažkokias pertraukas, tiek darbą klasėje, tiek individualų darbą, numatant ir poilsio laiką, ar ne?
Mažesniems vaikams mes galime naudoti paveiksliukus, galbūt kažkokius trumpus žodelius, simbolius, ar ne, juos žaismingai klijuoti ant kažkokios tai lentos, sienos ar stendo. Vyresniems vaikams galbūt užtenka turėti popierinį tvarkaraštį, bet spalvomis išryškinti esmines vietas, arba kad jie žinotų, kad, kaip pavyzdys, visada geltona spalva yra lietuvių kalba, visada žalia spalva tai reiškia yra pertrauka. Ir vaikas jau vizualiai mato, kiek jam liko iki pertraukos ir taip toliau. Tai struktūravimas, pamokų, veiklų struktūravimas padeda įnešti aiškumo, o aiškumas padeda mažinti nerimą, o mažesnis nerimas sumažina tikimybę nepageidaujaмо elgesio. Būtinas yra skatinimas. Kalbant apie vaikus, ypač su elgesio sunkumais arba sutrikimais, tai mes turime ne tik rodyti, ar ne, kaip reikėtų elgtis, bet kai vaikas pasielgia taip, kaip mes jau tikėjomės, taip, kaip tame kontekste reikia, mes turime pasidžiaugti, jam parodyti, kad tau pavyko jį paskatinti ir kad formuotųsi tas įgūdis. Kaip skatinsime, yra labai įvairių būdų ir čia gali būti skatinimas tik vieno paties mokinio padėjėjo, ar ne, kai yra tarpusavyje santykyje, gali būti visos klasės, gali būti mokytojo kartu su padėjėju, gali apimti visą sistemą, kai skatinimo sistema yra sugalvota, apimanti ir specialistų veiklą, ir veiklas tam tikras namuose. Gali būti skatinimas už mokykloje arba darželėje atliktas veiklas, bet paskatinimai, apdovanojimai taikomi namuose. Labai įvairūs yra formatai. Svarbu labai įsivertinti, koks yra poreikis, ar ne, su specialistais komandoje tartis, kokią skatinimo sistemą pritaikyti, ar ne, kaip mes tą elgesį fiksuosime, ar lentelėse, ar į stiklainiukus mesim kažkokius simbolius, ar pupas, ar dar kažkokias sagas, ar mes lipdukus klijuosim, ar mes piešinukus piešime, ar mes pliusiukus dėliosime, o gal tik žodžiu paskatinsime. Tas formas reikia tikrai apsitarti komandoje. Labai svarbu nusimatyti, ar ne, kaip mes apdovanosim, kaip mes pasidžiaugsim, kaip pavyksta, kaip mes elgsimės, jeigu pavyksta visiškai, o kaip elgsimės, jeigu dalinai, o galbūt kažkokias pasekmes reikės pritaikyti, jeigu nepavyko. Ir čia labai svarbus yra susitarimų laikymasis patiems suaugusiems. Tikrai yra tekę susidurti su atvejais, kai yra išanalizuojamos ir sukuriamos puikios sistemos, bet patys suaugusieji iki galo neišlaiko, pritrūksta kantrybės, arba kažkur tarp darbų gausos pasimeta ir nepaskatina, neapdovanoja, tada vaikui dingsta motyvacija. Tai čia labai svarbu, kad tai, ką nusimatėte įgyvendinti, pabandyti, nenumesti nuo po pirmos nesėkmės, o jeigu matote, kad per sunku įgyvendinti, tai tada galbūt vėl komandoje pergalvoti, persvarstyti, galbūt kažkur tiesiog buvo neadekvatus lūkesčiai užkelti. Vėlgi, jau girdžiu mokinio padėjėjų balsą, kad sako, čia ne mūsų atsakomybėje. Žinoma, labai dažnu atveju čia įsitraukia specialistai tokių sistemų kūrimą, labai svarbios yra psichologų, socialinių pedagogų įžvalgos, tačiau mokinio padėjėjas, jis čia yra svarbus savo įžvalgomis pasakydamas, o kur didžiausios problemos, ar ne, nes tai yra žmogus, kuris dažniausiai būna šalia ir jūs tą vaiką jau pažįstate ir taip pat jūs ko gero būsite tas, kuris fiksuosite tą elgesį kažkokiais tai simboliais, duosite grįžtamą ryšį tiems žmonėms, kurie nemato, nebūna šalia kiekvieną akimirką. Tai čia mokinio padėjėjo buvimas komandoje yra vienareikšmiškai reikalingas. Dabar norėčiau pereiti prie pamokos formatą ir pamodeliuoti keletą scenarijų, kad mokinio padėjėjui, ypač tam, kuris galbūt netrukus pradės dirbti šiose pareigose, būtų aiškesnis vaizdas, kaip aš galiu konkrečiai veikti.
Jeigu mokinio padėjėjas dirba klasėje, taigi padėjėjas sėdi šalia mokinio, kartu seka pamoką, pakartoja mokytojos užduotį, perfrazuoja ją į paprastesnę kalbą, padeda susiorientuoti vadovėlyje, pratybose, sąsiuviniuje ar lapuose. Žinoma, viską žiūrime pagal poreikį, ko reikia. Jeigu reikia, perskaitome užduotį ar kažkokį neilgą tekstą, padėjėjas gali pabaksnoti reikiamas vietas, kad atkreiptų vaiko dėmesį. Jis savo žodžiais skatina pradėti darbą arba užbaigti darbą. Jei vaikas blaškosi, tai ragina susitelkti. Padėjėjas stebi situaciją, visada yra budrus ir tarsi žingsniu priekyje. Jei mato, kad atsiranda kažkoks trigeris, stengiasi situaciją apžaisti, sustabdyti, esant poreikiui išsivesti vaiką į kitą aplinką. Jeigu padėjėjas dirba mažoje grupelėje, tai reiškia, kad dirba su keliais mokiniais. Jie gali būti klasėje, padėjėjas ir tie mokiniai ar ne klasėje, o gal atskiroje patalpoje. Jei yra klasėje, tai padėjėjas sėdi tarp jam priskirtų vaikų arba juda po klasę, jei vaikai sėdi skirtingose vietose. Neretai padėjėjas padeda visiems vaikams, kam reikia kokios nors pagalbos, neišskiriant konkrečių mokinių. Tada padėjėjas prieina tai prie vieno vaiko, tai prie kito, vis stebėdamas, ar mokinys atlieka reikiamas užduotis, ar teisingame kelyje yra jis, ar ne. O jeigu padėjėjas dirba individualiai, tas individualus darbas gali būti pagal poreikį arba pagal vaiko individualų tvarkaraštį. Ir padėjėjas gali dirbti su vaiku tiek klasėje individualiai, tiek atskiroje patalpoje. Jeigu atskiroje patalpoje, tai geriausia būtų, kad ta darbo vieta būtų pritaikyta pagal vaiko individualius mokymosi poreikius. Dirbant individualiai, iš tiesų, mes turime sąlygas sumažinti dirgiklių kiekį. Gali tada vaikas mokytis savo tempu. Padėjėjas turi galimybę garsiau bendrauti, perskaityti ilgesnius tekstus, daugiau skirti laiko užduoties paaiškinimui, pasitikrinimui. Tai nereiškia, kad vaikas visas pamokas mokosi individualiai, jokių būdų, nes padėjėjas nėra kaip mokytojas, jis nepajėgus tiek ar ne, tiek ugdyti, tiek suteikti žinių ir kompetencijų vaikui. Kitas dalykas, kalbame apie vaiko įtraukti ar ne į grupę, į klasę, jis turi socializuotis, jis turi mokytis būti grupėje tarp žmonių. Tačiau sudėtingais atvejais būna tų situacijų, kai karts nuo karto yra tas poreikis dirbti individualiai atskiroje patalpoje, tam, kad tiesiog galėtų vaikas geriau įsisavinti medžiagą, galbūt nusiraminti, pailsinti savo nervinę sistemą nuo dirgiklių. Ta balansą, kiek pamokų klasėje, kiek individualiai, ar įmanoma numatyti poreikį tų individualių, čia reikia išsigryninti komandoje, dažniausiai tai vyksta vaiko gerovės komisijose. Daug labai čia visko pripasakojau, tad labai norėčiau taip apibendrinti, dar kartelį akcentus sudėlioti, ką visgi tas mokinio padėjėjas gali. Jau nebe tiek svarbu, ar kokiu formatu jis dirba, ar klasėje, ar individualiai, ar su vienu vaiku, ar kažkur atskirai su vienu vaiku, ar grupelėse. Taigi apibendrintai perbėgu per esminius punktus. Mokinio padėjėjas gali padėti susiorientuoti mokymosi priemonėse, kuri puslapio vieta, kokia reikalinga rašymo ar piešimo priemonė, padėti surasti reikalingą lapą, ar nereikalingas priemonės paskatinti pasidėti į vietą, išsitraukti reikalingas tik tai pamokai ar tik tai užduoti priemonės ir panašiai. Padėti susiorientuoti pagalbinėse priemonėse, jei vaikas naudoja jas,
Tai pavyzdžiui, įsitraukti ausines, skaitymo juostelę, skaičiavimo pagaliukus, atmintinę ar užrašinę ir panašiai. Perskaityti užduotį ar tekstą, jei vaikas turi skaitymo sunkumų, ir tai jeigu yra aptarta su mokytoju ar specialiuoju pedagogu. Jei dirbama klasėje, skaitymas vyksta pusbalsiu pašnibždomis. Mokinio padėjėjas gali paraginti vaiką klausytis mokytojo, sutelkti jo dėmesį į užduotį. Ta galima padaryti žodžiais, švelniais kažkokiais sutartais fiziniais veiksmais, pavyzdžiui, peties ar rankos palietimas, ar kažkokiais kitokiais iš anksto aptartais judesiais, pavyzdžiui, trintuko stuktelėjimas ar pirštų spragtelėjimas. Paskatinti vaiką atkreipti dėmesį į vietą užduotyje, kai reikia pataisyti kažkurią tai vietą, bet nepasakyti atsakymo, tik pataisyti. Padėti užvesti vaiką ant kelio, kad sumažintume klaidos tikimybę. Jei, pavyzdžiui, žinome, kad gali būti kažkokia neadekvati reakcija. Tiesiog paprastai, pavyzdžiui, prisimink, ką rašome, kai žodis atsako į klausimą ką. Mes tiesiogiai atsakymo nepasakom, bet vaiką užvedame ant kelio. Pažinodamas vaiką, padėjėjas gali tarsi amortizuoti netipiškas situacijas, taip sumažinus galimą neadekvačią reakciją iki minimumo. Pavyzdžiui, vaikas nori atsakyti į mokytojo užduotą klausimą. Jis nekantrauja, nori pirmas, jau lipa iš savo suolo. Padėjėjas gali paprašyti tą atsakymą jam pasakyti tyliai į ausį. Tada pirminis vaiko impulsas jau yra patenkintas. Ir vėliau jau jam lengviau išlaukti savo eilės, kada galės pats garsiai pasakyti mokytojai. Taip pat mokinio padėjėjas gali padėti mokiniui pasiruošti atmintinę, kokią nors taisyklių lentelę, užrašų knygelę, kur žymisi galbūt kažkokius priminimus, o gal raktinių žodžių lapas, ant segtuvų pavadinimus užrašyti arba paskatinti vaiką pačiam užsirašyti, sąsiuvinius sužymėti. Net tokia pagalba yra labai naudinga. Kartu su mokytoju ir kitais specialistais rengia mokinio individualų tvarkaraštį. Gal čia patikslinčiau, ne tiek rengia, kiek padeda, nes rengia tai vaiko gerovės komisijos, mokytojai, specialistai, bet mokinio padėjėjas gali padėti. Ir padėti net ir tą pačią kažkokią dienotvarkę vizualizuoti, parengti, sustruktūruoti, pasidalindamas savo įžvalgomis. Užduotis rengia mokytojai, padėjėjas gali padėti jas pagal poreikį, galbūt apipavidalinti, galbūt išryškinti kažkokias reikiamas vietas, ar suklijuoti lapelius ir panašiai. Bet kad užduotis atitiktų ugdymosi programą, čia yra mokytojo atsakomybėje. Padėjėjas gali išeiti kartu su vaiku iš klasės, jeigu taip yra numatyta ar pagal jo tvarkaraštį, o gal atsirado nenumatytas poreikis. Padėjėjas gali turėti individualią pamoką su vaiku, visą net pamoką, bet pagal mokytojo parengtas ir pateiktas užduotis. Padėjėjas gali su vaiku išeiti nusiraminimo vietą, gali turėti kažkokią sensorinę pertrauką ar judesio pertrauką, kai vaikui reikia pajudėti. Jei vaikui yra pykčio priepuolis, tai padėjėjas reaguoja pagal situaciją. Jei saugu, galima atsitraukti ir leisti jam pabūti vienam, tam vaikui, bet jūsų matomumo lauke. Jei nesaugu, ar to paties vaiko atžvilgiu, ar kitų vaikų sveikatos atžvilgiu, tai galbūt teks panaudoti ir kažkokius fizinius pagrįstus fizinius veiksmus. Pavyzdžiui, siekiant sustabdyti smurtą, jeigu mušasi, tai kad atskirti gali tekti kontaktu kažkaip įsiveržti, arba jeigu vaikas ketina iššokti pro langą, tai mes jį fiziškai sulaikysime, tai yra pagrįstas tas veiksmas, kad jį suimti ir atitraukti nuo lango. Visokių būna situacijų. Svarbu, vaikas neturi likti vienas. Padėjėjas visada yra šalia. Kai
aišku, jis kviečiasi pagalbą, jeigu reikia, ar ne, jis nelieka visiškai pats vienas, jis turėtų būti algoritmas krizinės situacijos, ar ne, sudarytas, kaip elgiasi visa tos klasės bendruomenė, kai yra nuprognozuojamas kažkoks tai labai krizinis atvejis, ar ne, ir tada ką daro tas padėjėjas, ar jis kviečia mokytojas, jeigu yra vienas pats, ar jis perleidžia mokytojų ir pats bėga kviesti pagalbos. Šitie visi niuansai turi būti aptarti. Bet jeigu taip yra, kad padėjėjas yra dabar kontakte su tuo vaiku vienas ir jis bando vaiką nuraminti arba laukia tiesiog, kol ateis pagalba, tai reikia labai vertinti pagal situaciją. Kai reikia galbūt būti visiškai arti, galbūt net yra poreikis apkabinti ar paglostyti, bet kai reikia, galbūt atsitraukia, ar ne, per žingsnį, tada bando situaciją kažkaip keisti žodžiais. O jei reikia, netgi dar daugiau atsitraukia. Ir galbūt net nereikia kalbėti, bet būtina matyti, kad galėtumėte sureaguoti ir keisti savo veiksmus, jeigu keisis situacija ne į gerą. Taip pat padėjėjas gali bendradarbiauti. Aš jau čia tą sakiau, bet toks akcentas - bendradarbiauti su klasės mokytoju, prisidėti prie individualaus ugdymo plano rengimo, įtraukiant ir pagalbos planą, bendradarbiauti su mokinio tėvais, ar ne, teikiant jiems grįžtamąjį ryšį. Čia turi būti komandos aptarta, kas tą grįžtamąjį ryšį teikia, ar ne. Ne visada galbūt tas mokinio padėjėjas yra tas asmo, kuris teiks grįžtamąjį ryšį. Dažnu atveju tai daro klasės vadovas arba kažkuris specialistas, bet jūs komandoje turite apsitarti, jeigu yra lūkestis, kad ir mokinio padėjėjas kažkiek teiktų grįžtamąjį ryšį tėvams, tai kokiame kontekste, kokiose aplinkybėse. Mokinio padėjėjas gali padėti įgyvendinti savirūpos planą, jei to reikia, ar ne, ir jeigu taip yra susitarta, pavyzdžiui, priminti, kad reikia išgerti vaistus. Taip pat gali padėti, kai yra renkama informacija vaiko pervertinimui arba pirminiam vertinimui, kai yra renkama informacija vaiko gerovės komisijos, ar ne, arba yra kažkokios užklausos, ar iš pedagoginės psichologinės tarnybos, ar kitokių institucijų, tokių kaip vaiko teisės ir taip toliau. Tikrai mokinio padėjėjas gali suteikti tam tikros informacijos, nes jis, kaip minėjau, yra visada arba labai dažnai šalia vaiko ir daug mato. Aš čia buvau užsiminusi apie pagrįstus fizinius veiksmus, tai pagrįsti fiziniai veiksmai yra numatyti ir aprašyti rekomendacijose dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams. Ir norėčiau pabrėžti, kad jei pedagoginės ir žodinės priemonės neveikia, tai gali tekti taikyti poveikio priemonės, tam tikras papildomas, ar ne? Ir tos priemonės yra numatytos šiose rekomendacijose, jas taip ir vadinasi, rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams. Jos yra išleistos 2012 metais. Jos numato, kad yra galimybė pakeisti mokinio ugdymosi vietą, jeigu to reikia, ar ne, išprašyti iš klasės, bet vaikas, kaip minėjau, negali likti vienas. Jos numato tos rekomendacijos, kad galima iškviesti mokyklos vadovą arba jo įgaliotą atstovą. Tokiu atveju geriausia iš tikrųjų būtų kažko ryšį specialistą. Tobula, kai mokyklose yra patvirtinti krizių valdymo planai. Ir jeigu yra tokia krizė, kai jau matome, kad nebesusitvarkome ar ne, ir jau kyla grėsmė, tai turi būti aiškus algoritmas, tai ką mes kviečiame, kontaktas turėtų būti šalia po ranka ir tie kiti žmonės, kurie yra kviečiami, jie turi žinoti, kad aš turiu reaguoti čia ir dabar. Tos rekomendacijos numato ir mokinio daiktų patikrinimo organizavimą, jei yra įtariama, kad turi draudžiamų priemonių, bet čia vėlgi turėtų veikti ne vienas pats mokinio padėjėjas, o čia turi būti aptartas jau algoritmas, kaip mes elgiamės su komanda.
ir visiškai kraštutiniu atveju gali tekti panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus. Čia yra tie tikrai reti atvejai, bet kai kyla pavojus paties vaiko arba kitų asmenų sveikatai ir gyvybei. Atskirą dėmesį dar norėčiau skirti žodžiams, mūsų kalbai, visų suaugusiųjų kalbai, nes žodžių galia yra labai stipri. Mokinio padėjėjas visgi turėtų atsakingai vartoti kalbos kodus, vengti išankstinio vertinimo, neklijuoti etikečių, nesmerkti. Vaikai dažniausiai jie iš tiesų nori patikti, jie nori būti mylimi, sėkmingi ir taip toliau ir panašiai. Dažnu atveju jų elgesys nėra specialiai iš anksto apgalvotas ir nukreiptas į mokytoją ar padėjėją su tikslu įžeisti. Gali būti manipuliacinis elgesys, tačiau jis turi tam tikrą priežastį. Komandoje pabandykite atrasti, kodėl vienoks ar kitoks vaiko elgesys yra. Kas už to elgesio slypi. Atminkite, kad už kiekvieno konteksto netitinkančio elgesio, už elgesio apraiškos slypi kažkoks nepatenkintas vaiko poreikis, sudirgintas jo kažkuris pojūtis. Tam yra priežastis ir ją reikia atpažinti ir padėti įveikti. Žinoma, komandoje, ne vienam pačiam padėjėjui. Todėl šiltas santykis yra labai svarbus. Nepriimkite asmeniškai vaiko žeidžiančių žodžių ar fizinių veiksmų. Tokį elgesį būtina stabdyti, žinoma, ir parodyti, kaip kitaip galima išreikšti pyktį, nusivylimą. Tačiau padėjėjas turi suprasti, kad toks elgesys yra įtakotas vaiko sutrikimų, jo traumų, patirčių. Sunku, taip, labai nemalonu ir nepatogu išbūti tokiame santykyje. Tačiau jūsų ramus reagavimas rodo pavyzdį vaikui. Nereiktų įsižeisti ir vaiko bausti. Pasekmės turi būti pritaikytos, taip, tačiau jos turi būti iš anksto aptartos ir adekvačios padarytam nusižengimui bei susijusios su konkrečiu elgesiu. Taigi žodžiai pasakyti vaikui gali jį auginti arba priešingai gniuždyti. Vaikai iš prigimties, kaip ir minėjau, nenori netinkamai elgtis. Mokinio padėjėjas yra tas asmuo, kuris dažnu atveju būna nuolatinis vaiko palydovas mokykloje. Geriausiai jį pažįstantis ir gebantis atliepti jo poreikius. Taigi padėjėjo kalboje reikėtų vengti. Ir vėl tu tą padarėjai. Kiek galima tau kartoti? Ir panašiai. Pakeiskite į kitokias frazes. Šį kartą nepavyko. Pabandysime vėl. Pasikartokime, kaip reikia atlikti, gal tada pavyks. Kalbėkite trumpais sakiniais, aiškiais, paprastais žodžiais. Venkite sudėtinių sakinių, mažybinių žodžių, sarkazmo ar ironijos. Taip pat ir dviprasmybių. Taigi, kaip aš jau ir užsiminiau, nelengva išbūti tokiame santykyje, o tas santykis dažnu atveju su elgesio ir emocijų sutrikimų vaikais yra tikrai komplikuotas, todėl būtina pagalba sau. Darbo metu turėkite pertraukėlių, kurių metu galite atsitraukti nuo savo to ugdytinio ir atsikvėpti. Raskite žmones, su kuriais galite išsiventiliuoti apie įvairius patiriamus sunkumus darbe. Kreipkitės pagalbos į mokyklos specialistus, administraciją ar net išorės pagalbos kažkokias organizacijas. Ir visiškai pabaigai norėčiau dar tokio akcento. Mokinio padėjėjo darbas su vaiku, turinčiu konkrečiai elgesio ir emocijų sutrikimą, yra labai sunkus emociškai. Reikalaujantis ne tik specifinių žinių, bet ir tam tikrų žmogiškųjų savybių, didelės empatijos, kantrybės, nuoseklumo, tvirtumo, ryžto ir noro padėti. Visa tai pareikalauja nemažai energijos ir vidinių resursų, todėl būtina išlaikyti tiek vaikui, tiek sau, tokia mano čia iliustruota
4R taisyklė. Taigi 4R taisyklė santykyje su vaiku, tai yra, ramiai raminti sudirgusi vaiką, reikliai skatinti vaiką laikytis taisyklių, ryžtingai brėžti jam ribas, rūpestingai žvelgti į vaikus ir jų problemas. Bet nepamiršti ir savęs. Santykyje su savimi 4R taisyklė sako, kad reiktų ramiai reaguoti į vaiko konteksto netitinkantį elgesį, reikliai užtikrinti savo darbo sąlygas, ryžtingai bendradarbiauti su komanda ir tėvais, bei rūpestingai organizuoti savo poilsio ir darbo režimą. Taigi, linkiu sėkmės šiame labai sunkiame, bet dar labiau svarbiame, reikalingame ir labai prasmingame darbe.